Aš ugnis ir aistra, ir vanduo, ir šalna, tau sunku bus suprast, kur melas, kur tiesa. Aš ugnis ir aistra, ir ramybės sala, tau daug sykių sakiau, moteris meluoja geriau. Зараза. Kokia zaraza? Galiu, tam aš vaikė zaraza. Martina, pas mus gyvena, negaliu naktį taip valkatis. Miegot reikia naktį, nevalkatis. Oi, Galina, nu tu nebūk tokia pikta, nugi jauna merga, nu. Prisimink, kokia jauna tu buvai. Ko aš čia dabar? Man miegot reikia, o ne prisiminimais dalintis apie mano jaunystę. Aš nebuvau jauna iš vis. Tu kur jau nebuvai? Nebuvau aš jau. Niekada aš nebuvau jauna. Buvai, Galina, buvai. O, Jėzau. Matoma, dabar. Kas čia? Ko nemiegi vardais? Negaliu užmigti. Miegok. Aš užsimerkiu, tai man jūra akyse banguoja. Taip ir kviečia pas save, sako, ateik. Tau tai būna? Kas? Nu, kad jūra banguotų akys. Nei upelis, nei ežerėlis, nei jūra mane banguoja. Vakai smegenyse. Vanduo, tai ir jūros visokios. Sapnuojas, miegam. Miegi? A kaip tau būna? Kas? Nu, kai negali užmigti. Nu, nieko man nebūna. Nieko. Negaliu ir negaliu. Va dabar visą naktį ir neužmigsiu. Kodėl? Per tos mažaikės visas. Negaliu. Oi, mes pamenu, kai išplaukdavom. Nenervuok, Adamai, neužmigsiu. Paklausyk, išplaukdavom, taigi ne dienai, ne dviem, net ne savaitei, galbūt, o metam. Ir kągi mums atneš nauja diena, kokių naujienų nagina gyva. NASA įvertino Marso kolonizavimo galimybės artimiausiu metu. Ne, aš į Marsą nenoriu. Taip, klausau. Žydrūnai, na kaip, rezultatai yra? Na, sakyk greičiau. Kaip negali? Atvažiuosi dabar, va to jau pat, taip? O Dieve, man jau širdį šokinėja, nebegaliu, kai man bloga darosi. Mama. Ai, gerai, laukiam tave, atvažiuok. Oi, nebegaliu, Robertai, man bloga. Man irgi bloga. Tai kaip, aš tėvas ar ne tėvas? Nu, nežinau, sakė, atvažiuos, va to jau pat ir viską pasakys. Tėvas tu ar tu ne tėvas? O, tu motina Marija. Tai Dieve, nieko nežinau. Tai ką, ir nieko tau tas Žydrūnas nepasakė? Nu, nesakė, paskambins tada, kada žinos atsakymus. Taigi mes žinom atsakymus. Ko iš intrigas kelia? Nu, ką žinau, nu, taigi jisai teisininkas, nu, ką žinau, nu, ten tie protokolai. Ką žinau? Nu, tai gerai, o kodėl tau paskambino? Kodėl mane paskambino? Nu, Ašgi daviau irgi užrašiau savo telefoną. Nu, ką žinau, nu, man pirmai paskambino, paskui tau gal skambins, o galiausiai aš tau paskambinau ir viską pranešiau. Aš jaučiuosi ignoruojama. Nu, negerai čia kažkas tai... Fu. Žydrūnas?
Alio? Tu pati prašy tave pažadint. Prašiau ir atprašau. Kelkis tinginių patys. Vemsiu, aš nuo purti, mano viskas pabudau. Tai su kurio gydytoju vakar tūsinai? Nebuvo jokių gydytojų, aš su tais gydytojais pauzę padariau, nes aš jau ryškiai pati pasimečiau tarp jų. Tai kur buvai? Klubinaus mieste, gerą vaibą gaudžiau, nes ten tam darbe tai jau visiškas košmaras. Tik pradėjai dirbti, jau košmaras. Pervargai. Pervargai. Ilma, aš tau kokį 1000 kartų sakiau, darbas, ne man. Bet teks biški parti, kol susirasiu gerą šūgą dedį, kuris mane išlaikys ir ant rankų nešios. Tai čia tau toks biznio planas. Žinai, ką Galinais labai nepatinka, nes tu naktim grįžti ir triukšmauji. Ką jinai to sena perka čia nusišneka vapšė? Aš vakar žiauriai tyliai grįžau. Jinai ryškiai mane persekioja. Būk gera, tu tiesiog grįžk iki vidurnakčio, gerai? Nes aš pinigų neturiu mums kitą chatą išnuomoti. Manu, nebezystu dėl tų šaibų. Adamai, šiandien nenublūdik niekur, atvažiuok laiku manęs pasiimu. Nu, kur jau nublūdysiu? Mes gal technikos tik pavažiuosim su Robertu, kur ir viskas. Kombainą pirksit? Ne, Galina, kombainas bus paskui, kai jau ūkis ant kojų sustos. Dabar gal kokį traktoriuką ar ką? Nu, gerai, traktoriuk laisvas. Natalija į Seimą Lietuvai. Tai kokie rezultatai? Tai nežinau, ar sveikinti, ar ne, Robertai, bet Jūratės dukra yra taip pat ir tavo dukra. O! Va, viešpatie Dieve. Šventas. Vadinasi, negaliu patikėti, aš tėvas, aš turiu dukrą, ne? Ponia Irena, Robertai, aš suprantu jūsų prieštaringus jausmus, bet trumpam teks juos suvaldyti. Tu ką suvaldyti? Aš tėvas, ar ne? Taip, to nepaneigsi. Jūs esat Jūratės dukters Izabelės biologinis tėvas, bet yra daug teisinių aspektų, kuriuos teks sutvarkyti. Aš pasirūpinsiu savo vaikais, savo dukra ir nėra čia ko stabdyti ir jokių čia aspektų. Robertai, nusiramink, tuoj aš tau ir tavo mamai viską paaiškinsiu. Ai, bejo, kodėl tu neklausai apie Alinos sūnų? Ir tas sūnus mano irgi. Opa! Tai vadinasi, vienas vaikas tavo, ne? Bet kitas ne tavo. O traktorius? Ne, traktorius važiuosim pažiūrėti, ar ne? Klausyk, aš pas save tada atvažiuoju dabar ir pašnekėsim, gerai? Gerai. Kažkokios problemos? Ką? Galina, kas yra? Nieko, negaliu susikaupti po perkūnais, jūra ir bangos prieš akis. Iš kur ta jūra? Adamas naktį pribūrė, jamgi matai naktį jūrą sapnuojas, tai va dabar man diena. Oi, Natalija, kaip man su ta jūra dabar tvarkytis? Ką su jūra? Tai tiesiog nuvažiuok tu su Adamu prie tos jūros ir viskas. Tiesa, Natalija, noriu paprašyti. Va čia kabinete mes galim ant to, gerai? Bet, oficialiai, kur nors jau tu gal jūs į mane kreipkis, gerai? Gerai, tai... Bet ne, nuvažiuoti prie jūros nelabai galiu. Seimo naujokė esu. Čia pravaištom negaliu dar švaistytis. Jo.
Aha, klausau, ponia Irena. Nu tai puiku, sveikinu, pagaliau tapot močiute. Jūs taip nesijaudinkit, nesinervinkit, viskas bus gerai. Gerai, atvažiuosiu pas jūs vakare, pasikalbėsim, paguosiu. Tiesiai radamas, turbūt apsireikštai, jūs jam neleiskit įsisiautėt. Nu, iki Irena. Čia naujienos. Nu, ponia Irena močiutė, o Robertas tėvas. Ai, ką tu savo. Žiūrėjau, Vilma, aš varau, o tu čia toliau naidinti, gerai? Ten. Nu vėl koks kvailas krišnystės bandys tą savo knygutės ar amuletus pardavinė. Nu nekreipti dėmesio. Išvarytum, žinok, out, tai dar netokių vierdų pamatytum. Davai aš varau, o tu tik nebūk durna, gerai? Nieko nepirk iš jo. Prašau tavęs. Gerai. Sveiki. Hello? Atsiprašau, labai gerbiamas žmogau. Jūs girdit mane, alio? O, sveiki, prabudot. Žinokit, jūs kažkaip netyčia atsidūrėt svetimų namų privačioj teritorijoje. Ir mes nieko nepirksim. Jūs galit pabandyti savo prekes pasiūlyti kaimynam. Jie tai gali, žinokit, ir nupirkt. Ar aš tau panašus į pardavėją? Truputį. Ar tu matai bent vieną tuštybės prekę šalia manęs? Tu paklydusi tamsoje moterį. Ar tu bent žinai, kas aš esu? Ne, bet aš, žinokit, pinigų butelių iš principo neduosiu. Didysis, o ar tai iš tiesų vyksta, ką aš matau? Mane, tavo patikėtinį. Ši paklydusi tamsoje moteris išvadino prašvinkusių prekių pardavėjų. Maša to, dar prasikėrusių valkatą, meldžiančių materijos maisto savo skrandžiui. Didysis, o sustiprink mane savo energiją. Aš nežinau, ar aš galėsiu pakelti tokį tavo vardą pažeminimą. Su kuo jūs ten kalbat? Aš čia paskambinsiu truputėlį. Labą dieną, Feliksai, čia jums skambina Vilma. Žinokit, pas mus į kiemą atėjo kažkoks svetimas žmogus, nematytas. Nesuprantu, ar jisai kažko apsivalgęs, bet jisai kalbasi su kažkokiu didžiuoju o, žinokit. Aš nenorėjau Galinai skambinti, dabar Seime labai svarbiais dalykais užsiema. Jūs man vienintelis dabar žmogus čia Vilniuje artimas. Nu taip, būčiau labai dėkinga, ha? Ne, dar policijai neskambinu, aha. Viso lauksiu labai. Taigi, prašau, susipažinkite su tėvystės nustatymo rezultatais. Na, kaip suprantu, teks jums padėti, ar ne? Taigi, mieloji Jūratė, jums teko 100% pataikymas. Sveikinu, Robertas yra jūsų vaiko biologinis tėvas, todėl su jumis netrukus pokalbį pratęsime. O štai jūs turiu nuliūdinti. Deja, jums teko nulinis pataikymas. Todėl nepykite Aliną, bet paprašysiu mus palikti, su jumis jokių reikalų daugiau nebus. Viso geriausio. Ką išneka, koks nulinis?
pasirašė, tai pasakyk tu jam. Arba tu pasakyk, arba aš pasakysiu. O jūs pasirašėte šį dokumentą? Nu tai kas, kad pasirašiau? Todėl nekelkite skandalų ir prašau palikti mus. Nes aš šiaip geras žmogus, bet jeigu kas nors man agresyviai trukdo dirbti, aš galiu ir apsaugą iškviesti. Ir šiaip, Alina, džiaukitės, kad įkalbėjau savo klientus, nereikšti jums jokių kaltinimų dėl melagingų turtinių pretenzijų išnaudojant savo vaiką. Nes aš mikliai galiu tai suorganizuoti. Aš šito taip nepaliksiu! Aferistka! Tėvas negali matyti su savo dukra. Žinok, aš pats visko gerai nesuprantu. Reikia palaukti, kol Žydrūnas viską išaiškins teisiškai, ten sužinos reikalavimus. Kokius reikalavimus, kieno? Jūratės. Iš to jos vaikučio. Tai ką jie gali pareikalauti? Aš nežinau, Adamai. Reikia, kad Žydrūnas viską išaiškintų. Tada bus viskas aišku. Nespėliokim. Mama kaip reaguoja? Jaudinasi. Matai, nu nieko nepadarysiu, aš irgi jaudinuosi, kaip man plaka širdis. Tai gal tada važiuojam kokiu traktoriu pažiūrėti? Gerai, važiuojam. Nepalauk, nevažiuojam, aš negaliu palikti mamos tokioj būsenoj. Žinok, baikit mane gąsdinti. Aš galiu ir policiją iškviesti to jau pat. Ir draugą pakviečiau, žinokit, jis tuoj bus čia per minutę. Nereikia policijos, nereikia draugo. Aš esu Česlovas. Česlovas. Nieko man nesako. Galinas pusbrolis. Ir aš ką tik grįžau iš Nepalo. Jūs Galinas pusbrolis? Tai kam jūs man čia visą šitą cirką surengėt? Tai ne cirkas, matote, aš ne vienerius metus gyvenau Nepale, aš ieškau prasmės ir prašviesėjimo ir dabar, esant šviesos būtybę, man labai sunku integruotis į klaidžiojančių žmonių tamsoje visuomenę. O aš jums galiu ir savo pasą parodyti. Parodyk. O šitam telefone, tarp kitko, yra Galinos ir mano šeiminės nuotraukos. Atrakinkit. Supratau, nu tai aišku, jeigu čia Nepale pabuvot, šviečiat visas dabar. Taigi. Prieš išgirdamas jūsų, Jūrate, reikalavimus mano klientams, norėčiau jums kai ką pasakyti. Ką jūs norėtumėt pasakyti? Miela Jūrate, aš nebūčiau tiek daug savo profesijoje pasiekęs, jeigu nebūčiau toks be galo kruopštus, pedantiškas ir priekabus kiekvienai mažytei smulkmenai. Aš labai džiaugiuosi, ponė Žydrūnai, bet dabar gal galim pakalbėti apie mano dukrą ir jos tėvą Robertėlį. Neskubėkite, Jūrate. Tai, ką aš pasakysiu, gali jums nepatikti. Tai sakykit, ko čia dabar tempėt gumą? Taip, rezultatas teigiamas jūsų naudai, jis įrodo Roberto tėvystę. Bet aš viską atidžiai išnagrinėjau, pasikonsultavau su specialistais ir štai ką sužinojau. Na, testo rezultatas toks stulbinantis, taip viskas sutampa, kad jūsų dukra Izabelė yra tiesiog visiška Roberto kopija, klonas. Nu, ką jūs to norit pasakyti, taigi normalu, jinai dukra, jis tėvas? Kol kas nieko. Bet aš pasirūpinau dar vienu išsamesnių jūsų tyrimo rezultatų ir pateikto DNR pavyzdžio tyrimu. Taip, jis brangus. Ir atsakymą teks laukti žymiai ilgiau. Todėl dabar galiu išklausyti jūsų reikalavimus. Jeigu jūs daugiau nieko nenorite man pasakyti, nenoriu.